peršalti ar pasigauti virusą dabar vieni juokai. Tuomet pradedame kosėti. Pats baisiausias, pats nemaloniausias yra sausas kosulys. Jisai trukdo ir naktį, ir dieną, neleidžia nei ilsėtis, nei dirbti. Tad dabar priminsime, kaipgi kovoti su sausu kosuliu. Kągi daryti, kad jį slopinti. Kalendorinė žiema eina į pabaigą, tačiau šaltojo periodo palydovės peršalimo ligos dar niekaip nenori pasitraukti. Patekus į masinę susibūrimo vietas, kartais nejauku pasidaro, kai tiesiai prieš akis kas nors ima kosėti. Sausas kosulys ne tik nemalonus sausiai, bet ir sunkiai pakeliamas kiekvienam sergančiajam. Sausas kosulys tai yra tas labiausiai gydytojų ko gero nemėgstamas ir pacientus dažniausiai varginantis kosulys. Tai yra neproduktyvus, dažnas, erzinantis košiojimas, dažnai su krūtinės netgi skausmu. Kada pacientai jie kosti ir sako, man atrodo, visi plaučiai iškristo, nes aš nieko negaliu atkosėti. Tai reiškia, kad daužoma, tiesiog krūtinė daužosi plaučiai, o produktyvaus nieko nėra. Tai yra neatkosima jokių seilių, jokių gleivių, jokio sekreto. Tai yra tuščias kosulys. Šiomis savaitėmis mokymosi įstaigos, ypač vaikų darželiai, gerokai ištuštėja. Pedagogai neslepia, kad vaikai masiškai serga. Kosinčių yra ir suaugusiųjų kolektyvuose. Tad svarbiausias klausimas, kaip išvengti sauso kosulio, kas jį sukelia. O šito kosulio priežasčių gali būti įvairių. Viena, aišku, yra virusai, bet be virusų yra dar gausybė kitų ligų, kurios gali turėti įtakos sauso kosulio atsiradimui. Kartais net žmonės nepagalvoja, kad tam tikros virškinimo trakto ligos, kaip pavyzdžiui gastroezofaginis refliuksas, gali būti sauso kosulio priežastis. Kartais gali būti skydliaukės patologija, vėlgi kaip sauso kosulio priežastis, bronchinė astma. Įvairios jungiamojo audinio ligos, už tai užsitęsus ilgesniam laikui sausam kosulį reikėtų kreiptis į gydytoją. Pirmoji pagalba anot gydytojų slypi medaus šaukštelyje. Padeda ir inhaliacijos ar kompresai. O svarbiausia vengti vietų, kuriuose galima užsikrėsti. Tuo periodu, kai pradeda siausti virusai ir bakterijos, geriausia būtų pabūti namuose, nesilankyti dideliuose susibūrimo vietose, tai reiškia galbūt kokį koncertą praleisti ar į teatrą nenueiti. Prekybos centruose lankytis tuomet, kai yra mažiau žmonių, arba tai yra rytas, arba jau vėlesnis vakaras. Žodžiu, kad nepakliūti į tą aplinką, kurioje koncentruojasi didesnis virusų ar bakterijų kiekis. O šiaip apie ligas jau reikėtų pagalvoti ir vasarą, kuomet galima ir užsigrūdinti, ir organizmą sustiprinti, ir pasiruošti tam šaltajam metų laikui. Vos tik pajuntate pirmosius sauso kosulio požymius, nedelskite ir ieškokite efektyvios pagalbos. Ir čia jums gali padėti laiko patikrinta priemonė kovai su kosuliu vaistas Paxeladin. Paxeladin turintis kosulio refleksą slopinančių veikliųjų medžiagų. Jis veikia selektyviai centrinėje nervų sistemoje esantį kosulio centrą. Šis preparatas lengvina kvėpavimą, neslopina kvėpavimo centro. Paxeladin vaistas be kodeino. Preparatai be kodeino nesukelia mieguistumo, nesutrikdo darbinės veiklos ir neveikia žarnyno motorikos. Paxeladin yra vienas iš pirmiausia pasirinktinų vaistų, skirtas visiems suaugusiems ir vaikams nuo 2,5 metų. Dėl vaisto vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku.